Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Labas rytas. 31 diena. Kelionės nežinau kelinta čia. Nu tai nuo pirmadienio skaičiu. Pirmadienį buvo. Nesvarbu, nu ką aš čia skaičiuosiu. 17. Palauk, Aplinkui rūkas, bet greit sklaidosi. Dar prieš pusvalandį, tai čia buvo visiškas rūkas, o dabar jau sklaidosi. Va, čia vandenino pusė, tai aišku, nieko nesimato. Aplinkui, tai taip, stovykla, vyniosimės, virsimės valgyt, susimatuojam ir keliaujam tolyn. Va, Laima prausėsi, aš irgi pabraidžiuosiu biskį purasą. Palapinę tai reikės dėtis šlapę. Išvirė stebuklingas puodas, makaronai ir biskį lašinukų. Bet nieko skanu. Kentėt galima, jau norisi kitokio sortimentų. Kad puodas neverda, nusispyręs, makaronus ir viskas. Po 9:05 mes judam iš savo stovyklos per Gailę rasą į kelią. Rūkas, visiškas rūkas. Užpakalinis prastokai stabdo. Ar nori dar žiūrėti? Ne, nusileisiu. Priekinis gerai. Aš žiūrėjau, nu man atrodė, kad stabdo. Stipriau paspausk, ar nes... Gerai. Nežinau, vis tiek čia kažkas man barška. Čia stumpa dangum kažkas neaišku. Vis tiek čia kažkas neaišku, nežinau, kas čia yra. Gal čia ne padangos? Gerai, sustok vėl prie bordiūro. Oho, visai tamsu. Oho, koks tiltas, viršui nematyt per rūką. Leidomės, dabar jau vėl kyla. Bet rūkas tai nesisklaido kol kas. Nu kągi, Atlanta šalia. Gal parduotuvė kokia dirbs? Nu tai va, dairausi. Baigėsi miestelis. Nu panašu, kad jau baigėsi, jau parduotuvės nėra. Reikia bent vandens pasižiūrėti. Nuogas kandukas įdėjo ir viskas. Vargu. Būtum radę geresnę vietą. Nakčiai. Ko gero nelabai. Nu, gerai, kad sustoju. Rūkas ilgai neįsisklaido. Ne, dar ne. Tai dar žemai turbūt dar tankesnis. Saulė lyg tai nori išlyst, bet dar vis lyg tai. Ką? Kad čia nematyt, kur dangus prasideda, kur žemė baigėsi. Rūke. Mes žemiau pasileidom. Tai lyg ir mažesnis rūkas, įsijungėm jau žibintus. Šilta pasidarė. Jau nusirengiu. Reiktų ir man nusirengti, ko gero. Nors viskas dar rūke per rūką. Bet jau galima pasigrožėti. Čia Atlanto pusė. Neaišku, tuose kaimeliuose ar miesteliukčiuose parduotuvių nėra. Reikia kažką didesnį ieškoti. Nu, eilinį kartą nusileidė, kyli, bet ačiū Dievui, ne tiek jau daug. Leidėsi ne tiek jau daug, bet ir kylt paskui ne tiek jau daug. Tai va šitą kaimelį, kai pravažiavom, buvo nuoroda, kiek suprantu, į pliažą, nes šitas skėtis nupieštas yra pačioj bangelį. Nemačiau. Ne. Tai tikrai, nu tai ką, čiagi Atlanto pakrantę važiuojam visą laiką. Tai va. Tai nieko nuostabaus. Ne. Trečiu bėgiu ir be jokio vargo kyla, atrodo į kalnį, o galą žinau, kas čia yra. Bet o viskas dar rūkė, žiūrėk, leidžiamės, nors atrodo į kalnį. Nu tai va užai. Ir visai smarkiai. Kas čia šitie pastatai? Kaip tau atrodo? Nežinau, neturiu supratimų. Va ten priekiai vėl tokie, matau. Va čia visur yra. Kas čia yra tokie? Nežinau. Kas čia dostauginys. Neįsivaizduoju, kas čia gali būti. Kaimuose tai aš galvojau pirmai, kad gal kokį šieną džiovina. Aha. Bet kad čia miesteliuose, va čia dažnai pusėje nedidukas toks, čia kaip vaikam tik tai. Čia kaip vaikam žaist.
Nu, pažiūrėsim, gal parduotuvę rasim. Čia O, kas? ai, ne, čia tik reklama dviračių. Bet čia kafe baras. Baras. Netinka. Olia. Hala. O, bažnytėlė suskambo. Dieva. Bet jos visos apleistos. Gal čia nakvodavo anksčiau? Jos visos apleistos, tos stoginės. O čia va, ne kaip balkonas koksai. Visur tokių. Gal jie, Kuo toliau čia to daugiau tokių pastatėlių. gal jie, kai karšta, čia miega. Miestelis nemažas, bet parduotuvių Bet nematyti. parduotuvės nepanašu, kad bus. Ojei, ojei, ojei. O, kokį tiltą pravažiuojam, Taip, Nu, jį dabar bus įkalniai. Ir nesmagumas vėjas iš priekio, kaip čia bus toliau, labai nesinorėtų. Jeigu reikės vėl mūčytis prieš vėją, tai bus bėda. Atlantas visas rūkia, šiaip tai gražu. Rytamės gana smarkiai, nors atrodo kelias kyla, tie kalnai apgaulingi. Leidžiamės staigiai. Vėlneva. Sunkiai važiuojam, o nuvažiuojam labai netoli vietoj, tik tai malamės. Jėzus. Ola. Nusileidom gana žemai ir dar leidžiamės. Labai smagu, tik tai mintis labai neramina, kad reiks vėl pakilti tiek pat. Aha, dar čia nesimato pabaigos nusileidimo. Nedidelė krautuvėlė. Son sūdytas, sin buvo tada. Kaip čia riebumas yra? 3,2. Tai labai gerai. Tik nelabai gražus tie agurkai. Nu, tai vis tiek paimu. Bondigas. Taip rašosi. Albon. Albon. Nėra ryšių. Nu, nėra interneto. Gerai. Einam čia, gal atsisėsim čia. Va čia atsisėdam. Piligrimė sėdė ir valgo. Aš taip pat piligrimas. Tik tai dabar stoviu ir filmuoju. Vėl tas pats kelias. Įkalnė, tiltukas nuokalnė. Įkalnė, tiltukas nuokalnė. Bet šiaip čia visur gražu. Pilna piligrimų einančių, bet daugiausia čia vietiniai. Vieną, kitą sutikom šnekantį angliškai. Visi čia ispanai. Oi, kaip šalta. Važiuot, nu, gana malonu. Šik, reiks rengtis kažkuo. Pasistūmėm, policija lokalų sistūmėm, dabar leidžiamės. Nuostabu. Vėjukas ir gana nemažas. Jeigu taip toliau bus, tai nelabai gerai. Į pakalnę va sustabdo visai. Aišku, dar jau aš pasisuksiu. Ir bus pavėjui. Gražus slėnis. Tikrai gražu. Kad taip visą laiką nuo kalno, tai besigrožėtum. Vandenynas. Čia po žemai. Šitą dar mes stovime žiūriu 8% rašo į kalnį. Užminį.
Vesiesi ar važiuosi? Ką? Vesiesi ar važiuosi? Bandysiu važiuoti jais pradėti. Bandysiu. O ką? Aš ir bandysiu. Ojai, kaip sunku. Negaliu viskas pavyko. Ir kiekvieną pamatė pienas. Jam reikia pažiūrėti, kur tas pienas. Ojai, sutavo. Eina šikt. Ojai. O kairiai šlaitas iš karto vanduo. Per medžius nesimato, aišku. Aš tai matau, bet negaliu privažiuoti, nes įkalniai didelį. Čia Važiuok, aš eisiu. Neturiu aš jėgų važiuoti. Va čia vanduo. Kur tu čia į priešingą pusę važiuoji? Noriu parodyti vandenyną. Oi, žiūrėk saugumo. Sužiūrau. Gal jau dabar bus kiek nuo kalnė. Jau tiek laiko stumėmės. Svėjukas, bet jis kol kas mums palankus. Visą laiką važiuojam vandenynų pakraščiu. Kairiai pusėje nusivers nuo skardžio tiesiai į vandenį gali. Nespėjau nufilmuoti. Gražus vaizdas buvo. Važiuok tu pirmas. Kažkokia upė, panašu, kad upė. Įteka į vandenyną upė. Taip, vandenynas yra kairiai, bet jau šiek tiek toliau. Viskas aišku. Nu va, laimutėt važiuoja. Viskas gana gražu. Žvejų valtelė stovi. Ten vandeninas, pilis matosi su tarp medžių. Bet dėja tos pilys nelankomos ir negalime jų apžiūrėti. Ir tiltas, kur mes neseniai pervažiavom. O čia vaizdas. Mūsų kelias, laimutė atvažiuoja, pailsėdama, o mes važiuosim aukštyn. Aukštyn. O va, vandeninas, va. Tai norim kavinę, tai reikia ieškoti, ko gero Jurgi, nesitrukdom su ten kavinėm. Pakeliu jai bus, tai bus, jai ne lašinių žvalgys. 1,5 valandos stumėmės į kalną. Bet privažiavam restoraną dabar. Galbūt pabandysim pavalgyti, jeigu čia kas nors bus valgomo. Pas juos čia labai keista, nes meniu neturi, kažką delno parašinėja, pasiūlo. Žiūrėsim, ar čia kas nors irgi tai panašau, kaip kitur bus, ar čia iš vis yra kas valgyti. Staliukų matosi stovi lauke, bet žmonių nesimato. Pavalgėm savo maisto, nes nieko negalima buvo rasti. Dabar važiuojam tolyn. Ant sankryžos Grįžos susėdom, išsiaiškinom, kur toliau važiuoti. Visi pravažiuojantys mums rodė, bet mes, kol neįsitikinom patys, tai nevažiavom. Net ir policininkai kažką tai lydėjo, sustojo, klustelėjo, ar viskas okei, tvarkoj tada. Ir dabar jau važiuojam šituo keliu. Pasibaigė batareikį kameriukai, reikėjo pasikeisti. Jais reiktelėjo, bet jį neišgirdo. Ir nureikė, tai dabar turėtų kažkur tai manęs laukti. Įjungiau kamerą, nors laimutė matė, kad sakė, čia prieš miestą buvo uždėtas ženklas, kad filmuoti negalima ir palapinių statyti negalima. Nu, gal nesuareštuos. Nu, tai čia dabar nerasim nei vienos krautuvės. Neįsivaizduoju. Važiuojam nusipirkti vandens. Būdas, o čia šitas turi. Nupirkam tada dalį. nusipirkau vandens ir kefyro ir minam tolyn.
Važiuojam į Įlankos pakrantę ir kairiai pusėje rūkas virš Įlankos. Dairomės. Nakvynėje vietos geriausia būtų kempingą radus, labai norėtum, bet nežinia, ar čia šitose vietose bus ar ne. Nesibaigiantis pusiau miestas, pusiau pramoninis rajonas. Čičona. Nu. Tai čia neteisingai išversta ant telefonų. Jie tarė Chichon. Chichon. Mūsų šio vakaro stovykla prie kelio vėl. Norėjom dasigauti. Iki kokio kempingo, bet jau per vėlu. Jeigu ir davažiuosim, bus uždaryta ir nieko nepešim. Bet to jau gana vėlus laikas. Taigi čia palapinę pasistatėm ir ne prie kelio, o kelias, bet biškį šiek atokiau. Manau, kad viskas bus gerai. Čia kažkoks negyvenamas, bet panašu, kad saugomas pastatas. Šiandien nuvažiavom 66,17 km, vidutinis greitis 10,2. Kelias buvo sunkus, daug įkalnių, daug reikėjo stumtis. Dabar po 9, jau 9 minutės sujungiu pritaisėlis, krautis ir einam miegoti. Neįtikėtina, toks statumas, kad kaip į stogą. Čia man atrodo, jau mes dangui.